sunkiau. Tai taip, vyksta Sostinės krepšinio mokyklos treniruotės, net vandenyje dirba vyrai. Vakar matėte, kaip jie daro spaudimus, o šiandien štai taškosi Gedimino Kiero treniruojami auklėtiniai. Gediminai, papasakokite, kokio efektyvumo yra treniruotės vandenyje, kodėl būtent nusprendė treniruotis vandenyje? Na, kad sunkiau jam dirbti. Vanduo pasipriešinimas sukuria. Aha, supratau. Ar vyrai patenkinti, kad tokią karštą dieną gali treniruotis vandenyje? Aišku, ir jie maloniau, nes jam yra ne taip karšta ir efektyvumas geras. Nes mes turėtume ilsėtis po 5 minučių vis nuolat. O ten gali dar nufilmuoti invalidų būrelį. Su raudonu kryžiuku visi, kurie negali dirbti, nes prasimučia pirštus, tai jie dirba fiziškai. O kaip iš tikrųjų vyrai dirba, atmosfera jaučiasi darbinė, ar visi atvažiavo pailsėti šitą stovyklą? Kaip jums pačiam atrodo? Jaučiasi. Vyrai atvažiavo motyvuoti, viskas eis normaliai. Supratau. Tai namo ar nežadat nieko išsiųstų? Nežadam, čia yra sporto stovykla, ne laisvalaikio ir poilsio. Gerai, tai buvo Gediminas Kieras ir jo treniruojami vaikinai. Pažiūrėkite dar kartą, kaip dirba vandenyje šie vyrai.